Šalteniai vos 10 km nutolę nuo rajono centro Kelmės. Kalvotas miestelio reljefas atveria nuostabią panoramą į Pelendrių Švento Benedikto vienuolyną. Deja, kaip ir daugelį Lietuvos miestelių, gyventojų Šalteniuose nedaugėja, todėl čia veikusi mokykla buvo uždaryta. Buvusios mokyklos pastato gelbėjimo ir įveiklinimo ėmėsi buvęs mokyklos auklėtinis Kęstutis Razminas. Kaip naujam gyvenimui prikelti savo buvusią mokyklą, jaunas vyras idėjų nestokoja. Įkūręs bendruomenę Šaltenių pašvaistę, Kęstutis su savo bendraminčiais jau įgyvendino pirmosius pastato gaivinimo ir įveiklinimo projektus. Už kiek daugiau nei 58 000 eurų gautą paramą pagal lyder priemonę buvo įgyvendintas projektas bendruomenės Šaltenių pašvaistė maisto gamyba ir teikimas. Taip pat aktyvi bendruomenė įgyvendino ir dar vieną projektą už beveik 11,5 tūkstančių eurų bendruomenių vienybė. Esu Kęstutis Razminas, kilęs iš Šaltenių kaimo šalia ir taip gavosi, kad po 15 gal metų, tiksliai irgi nepasakysiu, kiek priejo laikotarpio, kad grįžęs atgal į tą kaimą, mačiau pastatą, kuris buvo nenaudojamas jau daug metų ir buvo jau ant ribos, kad jis bus griaunamas, tiesiog be priežiūros, tai kiauri stogai ir panašiai. Tai ir sugalvojom įkurti bendruomenę ir įkurti kuo daugiau darbo vietų. Tai taip sunkiai pavyko įsigyti tą pastatą, bet įsigijom visą per kelius etapus. Sugalvojom įkurti pradžią virtuvę, nes realiai toj vietoj, kur dabar yra įkurta virtuvė, tai ten ir buvo valgykla, buvusi tos mokyklos. Gamindavo vietoj, čia gyventojai iš to pačio kaimo, toj pačio vietoj, tai realiai tą patį viską ir atkūrėm. Tai tos lubos autentiškos pasiliko vidui, langai autentiški ir ornamentai seno pastato paliks autentiškai. Ir esam numatę dar čia 6 darbo vietas, gal minimum įkurti per keletą metų. Dabar yra kurta virtuvė. Įkursim mini spa, pokylių salę, konferencijų salę ir 8 mini kambarius, kuriuose bus įrengta ir tualetai, ir dušai. Kiekvienam kambariai atskirai. Ir bus įrengta didžiulė terasa, kur galėtų atvažiavę svečiai tiesiog savaitgaliais, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį per 3 dienas pasižiūrėti kino vakarą lauke, atsisėsti staliuką, žiūrėti gamtą, nes šalia yra Pelendrių vienuolynas, kuris labai aiškiai matosi per laukus ir toj vietoje bus įrengta terasa. Tiesiog taip įkurtas, atgaivinta ta vieta ir įkurta darbo vietų. Rašėm projektus įkurti darbo vietas 2, tai virtuvė. Kadangi taip viskas sutapo, tas sumanimas, pas Nelekį buvom nuėjęs, supasakojau savo tas mintis, tai viskas labai gerai atitiko ir tikėjomės, kad gausim tą paramą. Tai taip ir išėjo, kad ją gavom ir iš po pirmos paramos gavimo net nebenorim sustoti. Norim dar toliau plėsti ir darytas darbo vietas kurti. Nes realiai 2 darbo vietos yra įkurtas jau ir netgi sezono metu 3-4 žmonės dirba. Daugiau negu priklauso, kur jau buvo ant projekto, tai jeigu pavyks toliau, tai plėsim kiek įmanoma darbo vietų ir gerinti tą visą ekonomiką su Kelmės VVG. Tai labai daug padėjo, kaip minėjau, Nelė Želvienė iš Kelmės, kuri dirba ten, tai su jos dėka taip parama padėti bendruomenėm ir įkūrėm tą visą. Ir yra iniciatyvos padėti ir toliau daryti, kad nebūtų tiesiog viskas sustoję.